Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Sibet? Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pradėjau matyti krantus ir aš galvoju, aš dar nenoriu ant to lieptelio lipti. Aš dar norėčiau 2 mėnesius pairkluoti. 4 buvo gerai, bet dar 2, kaip būtų gerai, bet viskas, Amerika, negaliu niekur daugiau irkluoti. Kam tau to reikia? Kodėl ne? Pasiskambini, ką veikia irkluoju, po mėnesio paskambina, ką veikia irkluoju. Sako, bet tu vis tiek toks su vienu šaru, tu turbūt. Be vieno valgio. jo. Nes aš manau, sėkmė mėgsta tylą. Aš net maščiau, dėl mėnulio, bet jau čia... Tu galvoji skristi į mėnulį aplinkui su dabartinė programa Artemis? Aš norėčiau. Visas kelionės sudėjus, tai jo apie netoli 2 metų tik palapinį pramegoti. Teko su Nausėda Baidarė irkluoti. Mindauginės. Nusprendė pasišildyti tavo šlovės spinduliuose. Man užtenka, kad žmonės žino, kad aš turiu merginą ir viskas. Nei vardo, nei pavardės, nei kur gyvena, nieko. Tu matai ją kaip savo žmoną, būsime? Gali nesakyti šitą klausimą. Aš turiu kitą. Kaip gyvenimo partnerė, tai tikrai. Ar tu nori šalia turėti tokią moterį, kad kartu? Ne, nuo kurios niekur nenorėtum išvažiuoti? Tai geriau lauktų. Aišku, savanaudis. Jo, tai yra mano gyvenimo būdas, aš jo neplanuoju keisti dėl antros pusės. Ir jeigu aš dariau tą komandą arba kartu, aš nebejaučiu iššūkio. Per lengva. Na gerai, bet tarkim, gerai, gal su moterim nėra per lengva keliauti. Jo, net 2 savaitės kartais yra daugiau negu 120 dienų Atlanto vandenyne. Bet... Sveiki, mėlyjei. Su jumis tinklalaidė Akis į akį su Arūnu Valinsku ir šiandien tikiuosi ir jūsų, manęs tai garantuotai laukia labai įdomi laida, labai įdomus pokalbis, kadangi čia visi herojai neeiliniai, bet šiandien čia yra Aurimas Valujavičius. Labas. Sveiki. Miela matyti. Sveiki. Iš tiesų. Kaip ir pasakiau prieš laidą, kad šiandien pagrindinė tema yra Aurimas Valujavičius. Kaip jautiesi? Tau dabar yra 30 metų, šiek tiek daugiau. 31. Birželio mėnesį bus 32. Praktiškai artėja. Pusė to, kiek šito žmogaus prieš tave. Ir pasakysiu nesimaivydamas. Tu esi vienas iš tų žmonių, kuriuos man norisi stebėti, sekti ir kurie aš laikau savo pavyzdžiu. Malonu. Kaip jautiesi, kad iš tiesų tu esi ne tas, sakysiu gal kažkam skaudžiai, tas tuštutis arba tuštutė influencerė, bet žmogus, kuris savo pasiaukojimu tampa pavyzdžiu neretam Lietuvos patriotui ir apskritai lietuviui. Čia labai ilgas kelias buvo ir galbūt dabar žmonėm atrodo... Nesimaivyk, 31 metai dar tik tai, kas reiškia ilgas. Bet aš pradėjau nuo 20, tai man jau 10 metų ir aš tai traktuoju kaip pakankamai ilgas kelias šitoj odisėjoje, etape kūryboje ir žmonės gal dažnai ir mato tą ledkalnio viršūnę ir tą finalinį pasisekimą, bet kokia yra ledkalnio apačia, tai jinai didžiulė ir su tom visom nesėkmėm bandymais. Tai jau jausmas kaip ir malonus ir geras, jeigu žmonės pripažįsta, tai jie įvertina tą tavo visą įdėtą darbą ir tie tikrieji sekėjai, kurie stebi kiekvieną kelionę, jie mato tą. Kurie tik kartais užmeta akį, tada jiems jie mato tik ledkalnio viršūnę. Bet aš per savo vlogus, per savo kelionės aš daug parodau to, sakykime, darbo ir manau dauguma sekėjų ir supranta, kiek tai įsideda ir kiek reikia padaryti, kad finale kažkas vadintų tai ar tai legenda, ar dar kažko, ar herojumi, bet aš tai tiesiog jaučiuosi Aurimas, kuris noriu tokį gyvenimą toliau ir tęsti, ir daryti, ir propaguoti. Man tai yra vertybė. Ledkalnio tik 10% yra iškilusio, nes 90% yra po vandeniu. Taip. Kiek paties darbe, kiek paties veikloje yra to juodo, nematomo darbo ir kiek procentų yra virš vandens matomos šlovės? Sunku pasakyti. O čia bus dar daug sunkių klausimų, nes tu lengvų kelių neieškai. Bet aš
viską darau pats, kaip, sakykime, nu, neskaitant Atlanto filmo, kas buvo didesnė truputį komanda, kas prisidėjo ir prie montažo kūrybos, bet, sakykime, visą kitą, ką aš darau gyvenime, nuo bendravimo su rėmėjais, partneriais, reklama, marketingas, montažas, filmavimas, prodiusavimas vlogų, keliavimas, tai esu vienas, bet aš labai mėgstu atsirinkti informaciją, mėgstu bendrauti su žmonėm, kurie turi tos patirties. Tai nesakau, kad vienas pats aš toks, tikrai man yra daug žmonių padėję, bet taip, aš informaciją ir darbus pats vienas atlieku. Aš neturiu komandos, neturiu prodiusavimo komandos, marketingo, turiu bičiulių, draugų, kurie gal kažką patarė, pagelbė vienu ar kitu momentu, bet tie 10 metų keliavimo, tai jie visi prasidėjo nuo idėjos, kad noriu išvažiuoti į kitą šalį su dviračiu. Na ir tada tai prasidėjo ta, sakykime, kelionė ir supratau, kad aš noriu savo kūną išnaudoti psichologiškai, fiziškai, man tai yra įdomu gyvenime, manau, man tai vertybė. Ir kažkaip supratau, kad ir žmonės tą vertina, kai tu pats vienas tą padarai. Ir tikrai esu gavęs ne vieną pasiūlymą daryti kaip tiesiog laidą. Taip, laidą. Arba laidą daryti. Taip. Tu keliauk, tu nei filmuok, nei montuok, nesirūpink tuo, mes tą padarysim, tu tik keliauk, būk savimi. Ir aš supratau, tas neveiks. Publikai tas nebus kabliukas, nes... Ką gali žinoti? Bet aš manau, daug kas vertina, kad tu, kai darai vienas, tai ir esi vienas ir nėra jokio feiko. O kai yra komanda, tu kaip ir Bear Grylsas, taip jisai parodo, kad yra taip ir taip, bet kokiu atveju komanda už nugarą, su burgeriais ir panašiai, jisai tą kaip ir pripažįsta, aš tą suprantu ir tas yra momentas, aš tiesiog parodau, kokios yra ekstremalios sąlygos, kaip išgyventi, bet nereiškia, kad aš jomis gyvenu. O manau, lietuviams... Čiagi ne valdovo reikalas, taip sakant, aptarnauti visų. Tam yra tarnai. Jo, bet man smagu pateikti save kaip tikrą asmenį, kuris ir išgyvena iš tiesų tos išgyvenimus, patiria nesėkmės, sėkmės ir aš tą pergyvenu. Nėra komandos, nėra užkadrinių momentų. Ir aš manau, tą žmonės įvertina, anksčiau ir vėliau jie tą supranta ir gal dėl to ir atsiranda ta auditorija, kuri tave ir stebi. Daug yra dalykų, kas domina žmonės. Beje, aš galiu pasakyti, kad jeigu kažkam labai maga sužinoti, kaip galima tų labai dažnai minimų faktų, jie labai gražiai yra išdėstyti viename interneto puslapyje, kurio adresą jūs dabar matote. Paprastai šnekant, tai įdomus faktai, nežinomi faktai apie Aurimą Valujavičių. Tai pasižiūrėkit. Čia tam, kad nereikėtų dabar klausinėti to paties per tą patį. Mane labiau domina kai kurie kiti dalykai. Tikiuosi, tavęs nebus to labai dažnai klausinėję. Gerai. Koks velnias nešia tave į tą galerą apskritai? Ar tu taip nemėgsti žmonių, nuo kurių bėgi? Ar tu nori kažką savo įrodyti, kad ir žmonės tai pamatytų? Aš noriu pamatyti pasaulį, bet ne per automobilio stiklą ir ne per lėktuvo langelį. Aš noriu jį patirti. Ir supratau, kad tos transporto priemonės, ką aš dabar darau, dviratis, baidarė, alpinizmas, yra tas kelionių metodas, kuris, kaip aš sakau, duoda tos druskos kraujyje. Ir mane tas veža ir man tas patinka ir tas iššūkis, jisai gal man buvo toks atstojimas po karate daug metų, aš 11 metų sportavau ir mečiau ir tada norėjau... Kodėl metėjai pats? Pavargau nuo konkurencijos. Nuo to paties šlifavimo, aš jau turėjau antrą daną, juodą diržą ir sakau viskas. Aš out, man kažką jau stop. Aš jau tuo metu architektūrą studijavau. Ir, tu ir baigei ją? Aš ir baigiau 17 metais, turiu diplomą ir teko ir biškį ir padirbti, bet supratau, kad 4 sienos, ofisas, kompiuteris, man gaila gyvenimo tam atiduoti. Ir supratau, kad universitete ne taip dėstė tą architektūrą. Gyvenime architektūra yra 10% kūrybos ir 90% popierizmas ir įstatymai. Ir mane tas nežavėjo. Ir aš tada po truputį įsivažiavau į keliones. Ir man gal tai ir buvo didžiausias iššūkis gyvenime, metimas savo gyventi iš kelionių.
Nes aš mačiau, kaip Radzevičius tarkim tą daro per LRT su savo kelionėm, Afrika, tuktukas ir man tai... Jie, kaip sakant, tavo tikrai imponavo. Žygių iniciatoriai, ne, skatintojai. Skatintojai, tikrai ir... Ačiū Vytarai, ačiū Martynai. Taip. Ir supratau, kad jeigu jie gali tą daryti ir jie tą daro per televiziją, kodėl aš negaliu kaip ir savo perspektyvą, iššūkiai, jau ne mašina ar kažkas, bet dviratis baidarė per YouTube, per internetą. Aš juk irgi, man patinka, man tas fainai filmuoti ir parodyti publikai, kad tai irgi padaroma. Ir čia man buvo iššūkis iš tokio turinio gyventi Lietuvoje, kai pagalvojus tokią mažą rinką, aš vloginu lietuviškai, tai dar viskas susispaudžia. Ir man tai buvo iššūkis, negu gyventi architekto gyvenimą ir iš architektūros gyventi. Gerai, bet tu neatsakei mano klausimą. Tu šiek tiek architektūriškai pabėgai nuo jo. Gerai, pakartojam klausimą? Ne, nereikia. Aš tiesiog... Gal atsakysiu? Aš tik klausiu. Tai, kad tu sugalvojai iš to daryti kažką panašaus, kaip darė Vytaras ir Martynas. Ar aš nemėgstu žmonių, klausėt? Bet norint imtis tokių nutrūktgalviškų žygių, jie yra ir pavojingi. Taip. Tu iš tiesų realiai statai savo gyvybę ir sveikatą, neretu atveju, į pavojų. Taip. Ta nauda, tas matomumas, ar ten žiūrės per televizorių, ar per internetą, čia jau antrinė medžiaga. Taip. Viskas. Bet tau reikia perlipti per save, darant tokį dalyką. Aš mėgaujuos. Man tas procesas, tas iššūkis, nuosmukiai, pakilimai, kelionės, aš to procesu mėgaujuos. O tu žinai, kad apie tave irkluojantį per Atlantą rašė dar Julius Janonis? Neskaitai, ne? Puslėtosios rankos, veidai prakaituoti ir taip toliau. Čia jo eilėraštis. Aš manau, kad jis žiūrėjo į ateitį, ką tu dabar darai. Vieni gali tai žiūrėti kaip į katorgą, į savęs aukojimą, į tą, sakykime, naikinimą savęs, bet aš tai žiūriu kaip į savo galimybių ir ribų dar siekimą, bandymą. Ir kam tau to reikia? Kodėl ne? Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Kiek tu numeti kilogramų, nes aš skaičiau, kad tu sąmoningai priaugai prieš startuodamas su Lituanika. Aš stengiausi priaugti. Kad turėtum rezervo, taip? Ir kiek? Šiaip nedaug, numečiau gal 6 kilogramus. Visgi pas mane dienos norma gal buvo 4-5 tūkstančiai kalorijų tiek suvalgyta kiekvieną dieną. Normalaus dirbančio vyro yra maždaug 2,5 tūkstančio. 3 priklausomai nuo gyvenimo būdo. Tai šiaip mano planas buvo 7 tūkstančiai, bet aš tiesiog be šansų. Tu ten turi tik valgyti ir valgyti. Tingėjai valgyti. Taip. Ir tingėjau ir daug laiko atima. Tu labiau bėgi nuo žmonių irkluodamas, ar tu labiau bėgi į save? Turbūt abudu, nes kažkai jau kelionė artėjo į pabaigą, aš jau buvau arti Miami ir jau pradėjau matyti krantus ir aš galvoju, aš dar nenoriu ant to lieptelio lipti. Aš dar norėčiau 2 mėnesius pairkluoti. 4 buvo gerai, bet dar 2, kaip būtų gerai, bet viskas, Amerika, negaliu niekur daugiau irkluoti. Tai man buvo tas, aš su kiekvienu mėnesiu, su kiekvieną savaitę pradėjau jausti didesnį malonumą, nes tu gyveni kitoj rutinoj. Nes aš žinau, grįšiu čia skambučiai, gmailai, žiniasklaida, intervai ir taip užsisuks tas ratas. O ten paprasti dalykai, 12 valandų irkluoji, valgai, miegi ir vėl irkluoji. Taip, tu turi tų iššūkių ir panašiai, bet psichologiškai man su kiekvieną savaitę buvo lengviau ir tas vandenynas ir tas buvimas vienam taške atviram vandenyne, man tai davė tokią laisvę ir tokį, išsivaliau smegenis, faktas, ta prasme, tu antiek tuščia galva, kad tu irkluoji, žiūri tą stiklinį ir galvoji, apie ką dabar galvoti.
nes ant tiek tuščia galvo, kad nėra apie ką galvoti. Ant tiek jau viską išgalvojęs. Ir aš labai gaila, kad, kaip sakau, irgi draugam, jūs nepatirsite to, ką aš patyriau, nes jūs tiesiog neturit galimybių 4 mėnesius būti su savimi. Net ir kalinys, kuris kali vienutėje, jisai kiekvieną galą. O tu neprisikalbėk. Bet net ir kalinys kalėdamas, jisai būna su policininku, kuris jam atneša maistą kaip pavyzdys. Žiūrėtojai. Taip, bet ko. Tu turi tą santykį su žmogum, o aš neturėjau 4 mėnesius. O su kuo kalbėdavaisi? Aišku, ten būdavo banginiai, be jokios abejonės. Aš pasiskambinau draugam. Mes pasikalbėdavom per WhatsAppą, aš turėjau palidovinį internetą, viskas gerai, pasikalbėdavom. Taip įdomi, pasiskambini, ką veikia ir kloju. Po mėnesio paskambina, ką veikia ir kloju. Po 2 mėnesių paskambina, ką veikia ir kloju. Tai kaip ir nesikeičia pokalbis. Koks vaizdelis? Vandenynas. Jo. Bet man tai buvo tiesiog psichologiškai geras išsivalymas ir aš, kaip sakau, mielai pakartočiau tą kelionę ir net ilgesnę, jeigu... Bet tai tau niekas netrukdė tuomet leistis žemyn. Aišku, Horno iškišuolė apiplaukti, čia jau yra reikalų. To yra reikalų. Labai labai audringas. Misija buvo, kaip ir paminėjo Dariaus ir Girėno skrydį 90-metį ir pabaigta kelionė Amerikoje, žemynę, nes kas yra su šitom, sakykime, irklavimu, mums tai kaip Lietuvai tai buvo sensacija. Bet bendrai paimant pasaulį, tai yra varžybos nuo Kanarų iki Karibų ir kiekvienais metais žmonės irkluoja. Vyksta tos varžybos 3000 mylių. Ir ten, sakykime, jūrmylių. Paimtume Angliją, Norvegiją, Ameriką, dar kažką, tai po keliasdešimt, po 10 žmonių kiekvienais metais perirkluoja. Tai tuose šalyse ten nėra kažkas tokio, bet Lietuvoje tai buvo negirdėta, nematyta. Aš žinau, kad tai bus sensacija ir mano mintis buvo nuo salų iki salų, nes aš net būčiau niekad savo širdie traktavęs, kad aš perirklau vandenyną. Nes dar yra tie atstumai nuo žemynų iki salų. Todėl aš ir pasirinkau nuo Ispanijos iki Amerikos, nuo žemės iki žemės pilna. Tai mano prailgėjo iki 5000 jūrmylių. Na, iš tiesų, Kolumbas, jisai per pirmąją savo kelionę jis nepasiekė Amerikos. Jis Dominikoje įsilaipino ir paskelbė, čia mūsų. Taip. O tau nesinorėjo taip išlipus pasakyti Floridai, dabar čia jau mūsų? Ne, aišku, aš biškį ir vėlavau atplaukti, nes ir gerinau pasaulio rekordą, norėjau per 110, tada būtų pasaulio rekordas kaip greičiausias atplaukimas, bet blogi vėjai per mažus vėjas lėmė, kad 120. Tai daug lietuvių buvo, tai aišku, faina atmosfera ir visas tas geras reikalas, bet sakau, finaliai jau artėjant link kranto aš jaučiau, kad norėčiau dar. Mėly žiūrovai, įsivaizduojat, 120 dienų, jūs ne šiaip, kad buriuojat ar su varikliuku, jūs visą laiką irkluojat, nes kitaip jūs nejudate į priekį. Ir po 120 dienų dar galvoju, dar truputėlį norėčiau pasiplaukint. Ar pačiam niekad nebuvo taip jau visiškai išsivalius, kaip sakėjai, galvai. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kuo jinai buvo užteršta, bet nebuvo tokių minčių, aš vis dėlto esu šiek tiek su tokiu nurautu stogu. Nepagalvodavai taip apie save. Nes aš kai klausausi 120 dienų... Ne, aš... nesijaučiu nurautas, nors esu girdėjęs, sako, bet tu vis tiek toks su vienu šaratu turbūt. Be vieno valgio. Jo. Ne, aš kažkaip, gal mano ta kita perspektyva į keliones ir kitaip aš gal vertinu ir tas rizikas. Ir jeigu tai būtų pirmoji kelionė, tada aš tikrai sakyčiau, gal aš su vienu šaratu. Bet man tai jau buvo, sakykime, 9 kelionė ir jau daug metų praėję, tai vis tiek tu ir organizmą pažįsti, ir save pažįsti, ir daiktus, ir žinai, kaip ką dėliotis. Be abejo, tai buvo netipinė kelionė, nieko panašaus dviratis, baidarė, alpinizmas negali lyginti. Ir pasiruošimas buvo pats sunkiausias, ką teko patirti, nes tu vien informacijos net galėjai pasikonsultuoti su žmonėm, kaip irkluoti per vandenyną. Tu turėjai literaliai ieškoti žmonių, kurie tą yra padarę ir su jais šnekėti. Tai nors ir su Ambersėlo buriuotojais šnekėjau, ir su olimpiniais irkluotojais šnekėjau,
bet jų patarimai vis tiek nebuvo geriausi negu iš žmonių, kurie literaliai perirklavo vandenyną. Na taip, nes biškai kitoks procesas ir rutina kita. Taip, galima kristi ant Seilų, galima pirmosios 3 jachtos apskritai plaukė, ten Laisvė, Dailė ir Audra, irgi buvo istorinis žygis. Taip. Bet taip sugalvoti su Lituanika, taip paimti dabar nuirkluosiu, čia jau reikia turėti truputėlį. Iš kur atsiradęs tas, na, pasakysiu tiesiai ir gerai prasme, nutrūktgalviškumas? Paveldėtas, kas ten tavo tėveliai buvo, seneliai, proseneliai? Nebent proseneliai, kurių nelabai pažįstu. Tai jiems viską galima suversti. Galima, nes iš tėvų ir senelių pusės visiškai to nėra ir gal aš pirmasis, gal reikia, kažkam reikia ateiti. Dinastiją pradėti. Jo. Tai nėra iš jų tikrai to nutrūktgalviškumo ir kažkokio superinio palaikymo irgi niekad neturėjau tame, nes, vėlgi tai yra netipinis gyvenimo būdas ir kartais tėvams vyresniai kartai tą išaiškinti, toks yra, kaip mano promočiutė sakė man po pirmosios kelionės, kai aš į Norvegiją nuvažiavau dviračiu ir grįžau, jaunystė, kvailystė. Ir aš dabar, kai pagalvoju, po tiek metų, kiek pavyko nuveikti, tai nežinau, ką jinai pasakytų. Jaunystė tęsiasi, aš suprantu. Jo, nes aš manau, kad daugumai ir žmonių, ir mano taip pat artimiesiems, tos pirmosios, gal pirmieji 6 metai, ką aš dariau, jiems tai atrodė tokia kaip kažkokia balalaika, ką aš čia veikiu, toksai, nerimtas gyvenimo etapas. Pažįstamas momentas, taip. Ir aš tai taip negalvoju, aš žinau, kad tai yra tęstinumas, be abejo, tai tuo metu aš dar pakankamai pirmus 4 metus buvau visiškai nauneimas, pas mane YouTube'ai buvo keli šimtai prenumeratorių, gal net keliasdešimt, jokių rėmėjų, jokio uždirbio, viskas iš savų santaupų, aš kitiems žmonėms montuodavau ir filmuodavau, tai buvo mano uždarbiai, susitaupydavau kažkiek ir darydavau kelionę. Bet aš žinau, kad pramušiu, kažkada ateis tas, tik reikia tęstinumo. Taip veikia medija. Jeigu nebus tęstinumo, nebus pastovumo, tu nepramuši nieką. Aurimai, vienas dalykas, aš pažįstu nemažai žmonių, ypač operatoriai, kurie važiuoja į ekstremales keliones. Tarkim, aš pažįstu vieną savo puikų operatorių bičiulį Šarūną Buržą, kuris keliavo į Tanos ežerą, per kurį plaukė Vidmantas Urbonas. Taip. Tai jisai kūrė tą produktą, viskas gerai, bet sutik čia vienas dalykas - važiuoti, filmuoti, kurti filmą, montuoti, pristatyti. Čia yra visiškai kita opera. Bet sugalvoti, aš dabar ir plausiu per Atlanto vandenyną, tai čia jau tikrai turi trūkti artimųjų kantrybė, nes žmogus, kuris baigęs architektūrą, turi solidžią, normalią profesiją, iš kurios galima netgi puikiai gyventi. Ir staiga jisai sugalvoja, kad aš... Man klausė baba, kodėl aš tada studijavau. Bet jeigu mes visi žinotume, ką mes veiksime gyvenime, turbūt tie sprendimai visų būtų paprasti ir greiti, bet taip nebūna gyvenime. Ką tu atsakei babai? Nieko neatsakiau. Tiesiog taip aš galvojau, kad aš būsiu architektas. Aš apie architektūrą pradėjau galvoti nuo 6 klasės, nes man su lietuviu sunkiai, o piešyba, kūryba, braižyba man gerai sekėsi ir aš jaučiau tame kaifą ir galvoju, bandom ir įstojau. Ir gerai sekės, 9 pabaigiau universitetą ir kaip ir viskas gerai, bet supratau, kai jau įėjau į tą pasaulį tikrai po universiteto, kad tai nėra mano ir aš nenorėjau savęs plėšyti ir po 4 mėnesių man tiek užteko darbo, viskas stop ir aš turėjau jau tą planą B, nebuvo taip, kad metu ir dabar mąstau, ką veikti. Jau tuo metu tada jau pradėjau investuoti pinigus ir tada kelionės po biškį, tai ta prasme nebuvo toksai visiškai wow metu ir čia belė ką darau. Ne, buvo planas, bet supratau, kad su architektūra neįsiu toli ir nenoriu savo gyvenimo tam atiduoti. Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, grįžkim prie klausimo, kuris nuskambėjo ne kaip klausimas, tiesiog kaip viena iš potemių. Tu pasakei, kad palikai sportą, karate, nes kažkaip per daug ten tu nebūdavai vienintelis, per daug tų visų kitų. Aš nemanau, kad tu bijojai varžovų.
Ne, man gerai sekėsi, aš ir su kolektyvu gerai sutariau ir viskas gerai klostėsi ir, ta prasme, buvau reprezentatyvus sportininkas. Taip, tai jau šis tas. Taip, bet tiesiog, kai tiek metų sportuoji ir tas technikas jau šlifuoji, treniruotė po treniruotės, jau pradeda tą rutiną mušti. Ir norėsiu kažkokiu kitokiu pokyčiu gyvenime, mane labai žavėjo šiaip kultūrizmas tas, o karatė visą laiką kudutis, greitas, staigus, toksai kaip ir priešingybė tave traukia ir supranti, kad negali dviejų kelių pasirinkti. Ir esmė, kad po kiekvienų varžybų iš tavęs tikisi visi medalių, tiek šeima, tiek draugai. Ir jeigu tu grįždavai į klasę ir sakydavai, ne, nieko nelaimėjau, sakydavo nevykėlis. Ir tada nuo to laiko, nuo mokyklos laikų, aš nustojau sakyti artimiesiems, kada laukia tos varžybos. Ir tas turbūt persidavė ir į keliones, kad aš nustojau žmonėms sakyti, kokios kelionės laukia manęs, ką aš planuoju daryti, nes aš manau, sėkmė mėgsta tylą. Tai aš, kai kelionėje susiruošiu, atsakau visus savo klausimus, tada aš galiu paviešinti kelionę, kad tokią aš darysiu. Aš turiu dar 5 metus į priekį susiplanavęs, bet aš nematau tikslo žmonėm tai atskleisti, nes aš Atlantą pradėjau planuoti 20-ais, o tik paskelbiau 22 ar antroje pusėje. Na, naujausi tavo planai, žinau, kad tu ruošiesi ilgam plaukimui Misūrių, Misisipė. Taip. Pasirinkęs, koks iš viso bus distancijos ilgis, ten 5000 su... 700. 5700. Wow, tai Dunojus buvo Lietuvos rekordas nušluotas. 3000, jo. Taip, aišku, Nemunas tenais, kaip sakant, tai čia 937, bet tu nuo pat ištakų tenais. Taip, tai Baltarusija. Dabar jau būtų sudėtingiau jau. Dabar tik tiesi iki Lietuvos sienos, tada, o paskui pailsiek. Jo, o dabar bus ilgiausia kelionė, tiek bendrai kaip kelionė ir turbūt kaip Lietuvos istorijų kaip Baidarės kelionė ir turbūt tai bus apie pusę metų. Tai aš labai laukiu, nes tai bus ilgiausia. Aš noriu kuo daugiau laiko praleisti kelionėje. Aš grįžtu į Lietuvą, man čia... Nežinau, trūksta oro, trūksta erdvės. Ko tau trūksta Lietuvoje? Fainai pabūti su draugais, su šeima, atsigauti. Visų pirma, man kelionės yra projektai. Aš tikrai galiu ištisus metus keliauti, lakstyti ir net negrįžti į Lietuvą 5 mečiui. Viskas su tom ok, bet aš net tada nesijaučiu, kad ta kelionė yra kaip kelionė, tai toksai gastroliavimas. O man kelionė yra projektas. Jisai turi būti suprojektuotas čia, Lietuvoje, yra startas, vidurys, pabaiga, grįžti į Lietuvą, didi žalią varnelę, projektas įgyvendintas, kelionė įgyvendinta, plius minus tikslai, kurie iškelti buvo pasiekti, tau malonu gera. Paskui atsidarai stalčiuką ir taip įmi, kurį projektą dabar iš gulinčių įmu šitą. Kas panašiai. Tikrai? Arba būna 3 projektai, kuriuos tu norėtum įgyvendinti tais metais, bet matai, kad kiekvienam projektui reikia būti, tarkim, šilto sezono reikia. Tai tu nespėsi. Be Misūrio, Misisipės, ką dabar esi numatęs? Negaliu atskleisti. Ne, bet turi dar papildomai? Turiu. 2-3. Turiu 2-3 dar variantus. Gerai. Aš turiu vieną pasiūlymą, nes kiek esu girdėjęs iš savo kolegų ir pats esu, kai manęs paklausdavo, kokią turit svajonę, tai labai, nežinau, čia ar madinga, ar tiesiog taip, kad girdėjau Marijonas Mikutavičius, sakė kiti kolegos, dar nuskristi į kosmosą. Nes šiais laikais tai kaip ir kol kas dar labai toli, bet vis kuo toliau, tuo labiau realu. Jo, tai tikrai realu ir čia tik laiko klausimas, kada tos kelionės bent į atvirą kosmosą, jos piks, dabar kažkas yra apie 500 000 ir plus vaikšto, bet tu išskrendi tik keliom minutėm ir grįžti, tai gal tas laiko tarpas labai trumpas. Norisi vis tiek išeiti į atvirą kosmosą, net kitaip, su Baidarė kosmosą. Čia nėra kažkas kosmiško, bet manau, kad čia 10-20 metų bėgi, tai tas vis piks ir populiarės dalykas. Dabar kol kas tai yra, gal sakykime, per didelį pinigų sumą už tokį trumpą laiko tarpą, bet jo. Aš net maščiau, dėl Mėnulio, bet jau čia, gal... Ta prasme, tu galvoji skristi į Mėnulį aplinkui su dabartinė programa Artemis? Aš norėčiau, ta prasme, man patinka. Bet tai kas nenorėtų? Taip. Neblogai. Gerai, kol kas neužeikime už Žemės orbitos ribų, nes viduje dar yra daug dalykų neišbandytų. Nes aš kaip sakau, Žemė didelė ir kaip sako, tai čia viskas pamatyta. Ne. Ne. Žmogaus gyvenimo neužtenka pasaulio pamatyti ir kurie galvoja, kad užtenka, tai
gal biškai per siauras mąstymas. Nes... Net per televiziją, kas dabar labai iš tiesų praplečia akiratį, kai tu gali tiesiog, grožėdamasis tuo, ką žmonės išgyveno, kaip jie perlipa per savęs, ir tu tiesiog grožėdamasis jų didvyriškumu ir visą kitą gali matyti tuos vaizdus. Taip. Evereste tu buvai, aukščiausias taškas jau pliusas, ne? Ilgiausia Europos upė. Dabar giliausia. Perplaukė. Nors kiti sako, kad Volga ilgiausia. Dunojus yra vakarų. Taip. Dunojus yra antra. Šiaip jo, antra, jeigu taip. Vakarų Europos upė ilgiausia. Jo. Gal tu norėtum nusileisti į Marijano įdubą? norėčiau be abejo, bet dar plano tam neturiu. Gerai, Antarktidoje yra planų? Nežinau. Visos pereiti turbūt čia jau reikėtų labai labai didelės. Ir vienam yra tokių, kurie tai padarė. Taip. Jo, aš su Vaičiuliu šnekėjau, kuris ir dabar mano kolegos buvo, jie tik lipo į masyvą, į aukščiausią kalną. Vinsoną. Taip, į Vinsoną jie lipo. Taip, tai yra gan, man, sakykime, dūšiai artimas taškas, bet, dar reikia dėliotis viską. Aš turiu tau vieną dovaną, galiu pasakyti. Jeigu tau pritruks idėjų, tai aš tiesiog ją tau dovanoju. Tiesa, galbūt, kad per visą gyvenimą, kurio aš tau linkiu laimingo ir ilgo, tau nepasitaikys tokia proga. Bet jeigu pasitaikys, tu gali įrašyti savo vardą į istoriją, nes 1200 kažkelintuosius metus buvo užšalusi Baltijos jūra. Ir tuomet mūsų karingieji kuršiai sugalvojo, kad nuplaukti negalima, bet iki Švedijos galime nueiti pėsčiom. Taip. Ir jie surengė karo žygį. Tai jeigu per tavo gyvenimą jūra užšaltų, žinok, tau dovanoju idėją Baltijos jūrą slidėm iki Švedijos. Bet dabar, kaip mačiau, iš Estijos yra atidarytas ledo kelias į Švediją. Ar aš klystu? Ten greičiausiai bus į Suomiją. Ir jie Suomiją. į Švediją tikrai ne. Jie yra padarę, ką jie daro kasmet, tai yra ledo kelias iš Estijos į jų Saremo salą. Ledo keliu. Jo. Bet ten buvo užšalusi visa Baltijos jūra, įsivaizduoju. Ten buvo tas ledynmečio tas variantas. Tai va, jeigu čia užšals, fainai būtų. Nes tikrai tu nebūsi pirmas žmogus, bet tie, kurie ten buvo nuėję, jie nežinomi. Tu būsi pirmas žinomas. Jo, ta prasme, tai yra dar vėl nauja niša, bet čia jau gamtos stichija. Tau reikia melstis, kad ateitų ledynmetis. Ne, bet aš mėgstu ir karštį, tai nežinau. Gerai, tu kalbėjai, kad šiek tiek tave paskatinė ir pastumėja žmonės daryti tai, ką tu dabar darai. Galima taip teikti, kad šiek tiek netgi pavydėdavai. Baltai jiems buvo Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Bet tugi vaikystėje skaitydavai knygas apie tuos didžiuosius keliautojus. Ar buvo kažkas iš jų tas, kurį tu matydavai kaip savo ateitį, kaip savo guru? Ne. Viskas, kas buvo iki universiteto, tai turbūt nieko nebuvo susijęs su kelionėm. Taip, aš žinau, ten Kolumbas panašiai, Radzevičius tarkim keliauja. Čia tu palygini, panašaus dydžio dydį. Aš to domėjausi, man buvo įdomu, bet kad aš eisiu kelionių keliu, niekad apie tai net nebuvo galvos. Iki pat 12 klasės aš griežtai tikėjau, kad būsiu architektas ir tai yra mano ateitis. Tai kaip ir iki, sakykime, universiteto, tai kas liečia kelionės, aš tik buvau gamtos vaikis, nes sodas pas mane buvo kasdienybė ir su tėvais į sodą, tai lankai, strėlės, Kauno marios, grybavimo, žvejyba. Aš buvau klasika. Gal ne visiems klasika, bet man buvo klasika, tai man tai nebuvo svetimas dalykas, o kelionės tokios kaip ir išgyvenimo, ar tai gamtos, man tai yra patrauklu ir tikrai nesvetimo. Aš skaičiavau, kad palapiniai pramiegojęs jau esu beveik 2 metus. Čia skaičiuojant. Visas kelionės, nes aš rašausi, kiek naktų praleidęs esu palapiniai, tai visas kelionės sudėjus, tai jo apie netoli 2 metų tik palapiniai pramiego. Tai man tai nėra diskomfortas, man kaip tik tai yra laisvė. Tu gali ant ežero gražiausią krantą permiegot, kartais prie šiukšlyno. Ežeras gali būti
audringas, gali būti saulėtekis, saulėlydis, nuostabus, fantastiškas, bet gali lyti 2 savaitės iš eilės. Taip, bet tai yra procesas ir tu supranti, kaip ir gyvenime yra pakilimai ir nuosmokiai ir tu turi tą vertinti. Jeigu tu seksi tik rezultato, tai tau ta kelionė bus katorga. Bet kai tu matai procesą, taip kartais lyja 3, 4, 5 paras, o kartais saulė šviečia, viskas sekasi, internetas geras, smagus vaizdai ir skrieji to keliu ar plauki. Vėl pakilimas, paskui vėl kažkas. Tai aš mėgaujuosi procesu, tai gal tas man ir pasisekė gyvenime, kad... Tu nori pasakyti, kad tavo herojai bent svajonėse nebuvo, kad ir tas pats Žakas Yvas Kusto? Ne. Arba, turbūt legendinis, bent jau mūsų laikų didvyris, ko gero, tikrai galima įvadinti pagal, jis aišku, ir istorikas, ir keliautojas Tūras Heraldalas, Norvegas. Jisgi ten atlikdavo tuos visus dalykus, kaip ir, sakysim, eksperimentus. Ten jau buvo po Titikaką, tai čia labai mažas plaukimas. Paskui Sura per Atlantą, Kontikis buvo per Ramųjį vandenyną, Tigris Indijos vandenynas. Tai buvo tokie eksperimentai, kuris įrodinėdavo tose ekstremaliuose kelionėse, kad žmonija galėjo tai padaryti dar tais senais laikais ir keliauti iš ten ir į ten. Tau nekyla tokių minčių, kad aš kažką tokio paimsiu ir įrodysiu. Ne? Nekyla. Ne. Man branda buvo viskas, aš pasinėręs į sportą, man buvo top Bruce Lee, visas mindsetas, šio knygą skaitydavau ir ta visa disciplina, ką aš turėjau tuos pirmosius savo 20 gyvenimo metų sporte, man ta disciplina persikėlė architektūrą ir persikėlė į keliones, į turinio kūrimą, kad mėgstu disciplinuotai daryti ir laikytis plano. Tai gal čia irgi, sakykime, tos sėkmės dalykas, ne bimbam, o struktūriškai. Tu griežtai, kaip architektas, maišydamas pastato planą, tu visuomet savo laiko planą taip pat griežtai susidėlioji taisyklingai, taip kaip turi būti, kaip numatyta ir kaip turi vykti. Aš leidžiu duoti kelionėse tą eksperimentinį laikotarpį. Tai be abejo, ir aš mėgstu tą paklaidą ir tu negali visko susiplanuoti, bet aš tam tikrus etapus turiu, tam tikrus dalykus ir mėgstu susidėlioti, kad ne bimbam, bet yra struktūra. Vėlgi, tai kartais aš keliauju vienas, kartais su rėmėjais, priklausomai kiek noriu pailsėti, kiek kartais ir padirbti. Tai vėl kartais ir tas planas turi laikytis, kad tam tikrą dalį atidirbti ir panašiai. Tai aš rimtai žiūriu į tą ir savo tą gyvenimo būdą, nenoriu jo. Ir aš suprantu, kad man dabar 31 ir ko aš labiausiai bijau, kad su kiekvienais metais žmonėms dažniausiai ambicijos krenta. Noras kažkoksai, kažką crazy padaryti. Taip, tu sveikas. O tu jauti, kad tau atsiranda tas šiek tiek ambicijų kritimas. Atoslūgis. Toks truputėlį kaip ir nuovargis, toks suvokimas. Dar ne. Aš čia geriau padarysiu. Dar ne, bet aš to bijau. Ir aš nenoriu, ir jeigu ir tas atsiras, tai aš noriu bent iki to laiko savo, sakykime, gal ambicingiausius projektus įgyvendinti. Nes gal jau po 10 ar 20 metų aš gal fiziškai galėsiu pajėgus ten minti dviratį ir panašiai, bet mano ambicijos bus pakritę. Ir taip jau viskas čia gerai, kažką paprašiau gal noriu padaryti, o aš nenoriu paprašiau padaryti. Tai noriu išnaudoti savo metus, nes kai bus pas to neaišku. Ir dabar aš 28 prairklavau vandenyną ir klausimas, ar aš būčiau 48 norėjęs tą daryti. Ne tai, kad fiziškai, bet tiesiog... Psichologiškai. Jo. Tai aš noriu tą savo psichologiją ją išnaudoti ir kaip galima greičiau. Kiek savo dar duodi metų, kad ambicijos bus tokiam lygiai kaip dabar, kad nepradės žemėti, krist, pradingt? Tai aš manau, dar 10 metų tai tikrai
turiu ką įdomaus nuveikti. Nereiškia, kad publikai tai bus įdomu, bet man bus įdomu tą nuveikti ir ambicijos padaryti. Mielas kolega, tada jums bus jau 40, galėsite eiti į prezidentus. Ne, tokio nuobalaus gyvenimo nenoriu. Palauk, jūs taip iš karto. Aš jums pusė siūlau dar vieną kelionę slidėmis per Baltijos jūrą. Bet tik to, dėl viso pikto idėją turėti. Jo. Ne, manau, čia atviras pasaulis ir aš nenoriu jo nepamatyti. Man jisai toks didžiulis, atrodo, neužtenka laiko, nori tą. Bet pamatytum, ten skrendi į, sakysim, kongresus, visokius susitikimus, užsienio vizitai. Neįdomu. Tai gerai, galėtum taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, galėtum plaukti, sakysim, į New Yorką, Baidare. Čia jau ta bus MVP prezidentas. Įsivaizduoju, Aurimai, kad vienos iš Baltijos šalių prezidentas išvyko vizito iš Lietuvos į Latviją. Su Baidare. Arba į Lenkiją. Teko su Nausėda Baidarė ir kluoti, kai čia buvo iškart po Atlanto Mindauginės ir buvo TV3 suderino, tai ir klavau su Nausėda, tai toks kaip ir... Tai jis buvo tiesiog, kaip sakyt... Jis priekį sėdėjo aš gale, nes kas galės sėdė Baidarė. Tas valdo laivą. Vairuoja. Tai jisai nusprendė pasišildyti tavo šlovės spinduliuose ir TV3 šitą dalyką organizavo. Jo, ten buvo masinis plaukimas, daug žmonių, daug baidarių. Į Kernavę, į senąją sostinę. Tai įsivaizduok, praeina dar 10 metų ir tada jau ne tu už nugaras, jau tu tada priekyje, ne. Tada gal koks nors tenais Mockus tave ir kluotų, ne? Ne, aš manau, kad liksiu savo vėžėse ir stengsiuos daugiau pamatyti to pasaulio, daugiau jo parodyti publikai. Ir man tas patinka, gal kažkas aišku pasikeis tikrai ir kelionės gal liks toliau, gal reikės kažką kito veikti gyvenime, bet manau, kad vis tiek liksiu prie kūrybos, prie medijos, prie kūrybos, man tai veža. Dar vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, tu pamini savo šeimą, bet tu niekad nekalbi apie taip labai dažnai žmonės dominančią antrąją pusę, kurios nėra, ar paieškų nėra ir taip toliau. Tiesiog to vengiu. To vengi, sąmoningai. Jo. Gal tu pasimokei šiek tiek iš mano vieno pašnekovo, buvo Artur Lebedenko Svan, kuris, jis pats prisipažino, šitoje kėdėje sėdėdamas, kad sako, mano pirmoji santuoka iširo būtent dėl per didelio viešumo. Dėl medijos. Mūsų abiejų, taip, būtent dėl medijos. Jo, tai yra visiškai sąmoninga. Man užtenka, kad žmonės žino, kad aš turiu merginą ir viskas. Nei vardo, nei pavardės, nei kur gyvena, nieko. Nemanau, kad aš to ilgai išsaugosiu, bet kokiu atveju kažkas ateis etapas, kai jau reikės ar tiesiog parodyti. Tu matai ją kaip savo žmoną būsimą? Gali nesakyti šitą klausimą. Aš turiu kitą. Kaip gyvenimo partnerė, tai tikrai. Gerai. Man gal žmona tas statusas, man jisai gal ne tiek svarbus, bet kaip ta gyvenimo palydovė, tai jo, tikrai taip. Ir aš jai sakau, tu nesupranti. Čia yra too deep. Ir tam reikia pasiruošti. Jinai nori... Ne, viskas su tom gerai. Jinai nenori viešumą. Ne. Nes tai įsivaizduokit, mes kartu viešumoje būnam, viskas tvarkoja, bet kad ten daryti turinį, mediją, storius, postus, tai nei man tikrai poreikio nėra, jai irgi, tai tas viskas gražu ir smagu ir aš tą vertinu. Ir aš kaip atsakau, čia turbūt vėl tas pats ateina nuo mokyklos laikų, kad sėkmė mėgsta tylą. Tai be abejo ateis tas laikas, kai reikės pristatyti gal publikai. Visuomeniai pristatymas, žiūrėk, kaip būna, kai atskleidžiama kūdikio lytis. Jo. Bet aš tiesiog jo dar noriu toj ramybėj pabūt, tai visiškai niekur neviešinu. Gerai, tuomet tau klausimas, aišku, tu gali nujausti, kad šią laidą žiūrės tavo tai viskas draugė. Gerai. Tai tu pagalvok, ką atsakyti. O klausimas toks, man pačiam taip labai įdomu. Ar tu nori sutikti, galbūt jau sutikęs, turėti gyvenime šalia tokią moterį, tokią partnerę, kuri visuomet, kur tu bevyktum, visuomet tavęs lauktų? Ar tu nori šalia turėti tokią moterį, kad kartu? Ne, nuo kurios niekur nenorėtum išvažiuoti?
tai geriau lauktų. Aišku, savanaudis. Jo. Savanaudis. Bet jinai pati irgi nepiešia, turi ir projektų, ir kelionių idėjų. Važiuoja, ne, irgi. Ne taip, nors jinai biški kitaip, bet ta prasme turi irgi tokį pasaulinį gal mąstymą ir daug metų ne Lietuvoje gyvenus, tai biški ne lietuviškas mentalitetas. Ir jinai supranta ir vertina tai, ką aš veikiu, ir jinai pati irgi turi daug veiklos, tai nėra, kad ten va, ant kėdutės ir laukia, kada grįš. Tikrai taip nėra. Tai tas fainai, nes turbūt kitaip ir nebūtų galima turėti santykius, nes tai yra mano gyvenimo būdas, aš jo neplanuoju keisti dėl antros pusės. Na, iš tiesų kažkiek partneris, kad suprastų tokį žmogų su nurauta galva, pats turi būti su šiek tiek nurauta. Taip. Tai gal jūs turit kažkokį variantą, kur aptarėt, gal negarsiai, kad neprasikalbėtumėt, gal kažkada ir dviese? Jo, mes esam šnekėję, kad ta prasme, kas liečia trumpas keliones, tai viskas ok, aš ir galiu vloginti ir kartu galim padaryti, jeigu kalbam savaitę, 2, bet mes kai kalbam jau mėnesiais, tai ne. Visgi kelionė man yra iššūkis pačiam savo ir jeigu aš dariau tą komandą arba kartu, aš nebejaučiu iššūkio. Per lengva. Na gerai, bet tarkim... Gerai, gal su moterim nėra per lengva keliauti. Jo, net 2 savaitės kartais yra daugiau negu 120 dienų Atlanto vandenyne. Bet taip, tie iššūkiai man yra solo dalykas. Ir jinai tą žino, aš tą vertinu ir... Taip, mes galim pakeliauti, viskas gerai, galim gerai praleisti laiką, paturistauti ar kažką, užlipti kalną kartu, bet jeigu žiūrim apie ilgą ekspediciją, aš noriu vienas ir taškas. Tarkim, jeigu nepasiūlytų Aurimai, aš nežinau, ar yra tai buvę ir nutikę, ar yra kažkokia šeimininė pora perkeliavusi slidėmis visą Antarktidą. Pabandom mudu. Eitum ar ne? Ne. Kodėl? Kaip ir sakau, man turi būti iššūkis, aš turiu jį pats išgvildenti. Visas nesėkmės, kas įvyks kelionė, aš noriu pats jas įgyvendinti. Kai esi poroje... Bėgi nuo tiesioginio atsakymo, kad tiesiog Antarktida yra per ilgas kelias ir užknistų. Ne, nėra per ilgų kelių. Ne, čia ne dėl užknisimo, ne, tikrai ne, ta prasme, bet jo gal, gyventi 4 mėnesius palapinėje aš norėčiau gal vienas, o nesmirdantis kartu su drauge. Nes vėlgi, higiena yra vienas dalykas, kai taip keliauji, ne visą laiką pavyksta kaip gyvenant name. Bet va čia gal tas psichologinis iššūkis savo, jeigu tu jį nori priimti tvarkingai ir įgyvendinti, tu turi pats su savimi susitvarkyti ir eiti ir padaryti jį. Kompanionas šiuo atveju man nėra bonusas. Greičiau našta, aš taip suprantu. Taip, našta, bet gal ne tai, kad fiziškai čia tau kažką padėti, bet psichologiškai aš jaučiu, kad tą kelionę mes dviese įveikėm, o ne aš vienas. Taip, tu eini mano kaip ir keliu gyvenime, partnerė, mes galim kažkur kelionį susitikti ir panašiai. Ir tas turbūt bus ir Amerikoje, Missouri ir Mississippi. Mes susitiksime kelionį ir... Nu, tu plauksi ir jinai tavęs lauks. Jo, mes nebūtinai, gal kažkur etapuose mes susiderinsim šitus dalykus, tai viskas su tom gerai. Bet kad visą kelionę tai kartu, aš to tada savo pats negaliu pasakyti, kad tai iššūkis, kad tai yra vėlgi atsakomybės dalinasi ant 2 galvų. Tai per lengva. Aš ir esu keliavęs su draugais, jūs kaip sakot, ir aš tai traktuoju ne kelionę, o atostogas. Ten buvo grupė, kuri kopė į Everestą. Ne, Everestas gal, sakykime, kita kategorija. Mes automobiliais su Jugos aplink Balkanus keliavom. Everestas taip, tai buvo komandinis darbas ir visgi tai yra ekspedicija, tai turbūt sunkiausia, ką yra tekę man daryti, sunkiau ir už Atlantą. Alpinizmas gal sakyčiau, tas iššūkis ir komandoje, jisai tikrai didelis iššūkis. Tu kiekvieną dieną kenti tą aukštį, ten 5, 6, 7 km ir plus, deguonės stygius, visi kosė, visi serga, kolegos taip pat ir kaip sakau, visi tam pačiam kibire esam. Tai ir tada toks kaip kumštis tampi ir turi planą viršūnę, ne tik viršūnę, bet ir saugiai nusileidži žemyn. Tai toks
geras ryšys. Tai vad gal Everestas toks yra truputį Čia jau buvo kita kategorija. Gerai, atmeskime Everestą. Aconcagua ir Ojos del Saladas. Taip. Šitie, jie patenka į aukščiausių kalnų kategorijas. Vienas aukščiausias ugnikalnis, kitas aukščiausias Pietų Amerikos kalnas. Taip. Kuris iš jų buvo kažko panašus buvo į Everestą, ar tai buvo jau ne? Aš kai užlipojo Aconcagua, sakiau, čia turbūt vienas sunkiausių dienų mano gyvenime, bet kai prasidėjo Everestas, supratau, kad... Aconcagua buvo... Nebuvo kažkas jau vaikų žaidimai, bet tikrai lengviau. Ir kadangi Aconcagua buvo pirmasis, tada po ten 2 savaičių aš nukeliavau į Čilę ir kopiau į Ojos, tai jau turėjau klimatizaciją ir lengviau sulipau į Ojos, nors ten irgi virvėm panašiai buvo reikalų. Geri iššūkiai, pasilgstu kalnų, tai dar tikrai, manau, bus jų. Aš manau, kad ar tu įtrauksi į savo meniu užkopimą į tą patį, sakysim, aukščiausią Afrikos kalną, Kilimandžarą, kuris nėra toks ekstremalus, tikrai. Ten jau toks netgi lengvas maršrutas. Sulipti fainai būtų. 5 su šiek tiek ten tų 1000 metrų. Gal ir faina, bet matyt, net nėra ko lyginti su tais minėtais tavo. Bet aš negaliu jo traktuoti kaip ekspedicija, man tai yra per trumpa. Vėlgi... per lengva. Ne tai, kad vis tiek kiekvienas kalnas sunkus, čia jau vienareikšmiškai. Bet pati kaip ekspedicija, jinai labai trumpa. Jeigu jau kopti, sakykime, tą patį Kilimandžarą, aš turiu dar planą tada susidėlioti aplinkui tą kalną arba kitas Afrikos valstybės, kažkokį planą padaryti, tada traktuočiau tą kaip projektą. Na tai ten galima nusileisti nuo Viktorijos krioklio. Niurka. Ne, kažkas mėgino šiaip jau statinėje arba bačkoje. Didžioji dalis baigėsi liūdnai. Bet tai čia yra tas toksai, sakysim, mėginimai nuo Niagaros nusileisti statinėje, nuo Viktorijos aš ten nelabai. Nes daug kas irgi galvoja, kad kelionės leidžiasi, kaip nuogas į dilgėlės ir aš čia darau beleką, bet ne, aš daug dalykų apskaičiuoju, daug įvertinu, ar aš pajėgus, nepajėgus. Aš labai norėčiau Amazonę prairkluoti su baidarė. Jau girdi? Amazonė tave kviečia. Aš girdžiu. Taip. Bet supranti, kad ten politiniai reikalai, narkos ir visi tie reikalai, turbūt nepaliktų manęs gyvo. Ir, tu literaliai statai jau visiškai savo gyvybę, tai manau, kad dar pavojingiau negu Everestas ar koks Kadu ar Anapurna. Tai vėlgi yra tikrai vietų, kur norėtum nukeliauti, ar tą patį Nilą prairkluoti, bet kai tu paskaičiuoji, per kiek tų valstybių praplauksi ir kiek tų vaikų su Kalašnikovais laksto ten kokiam Konge, tai ar verta tada dar pasaulyje daug tų projektų ir vietų, ką tu galėtum nuveikti. Šitos gali pasilikti kaip galimus paskutinius. Aš taip ir sakiau draugam, jeigu paskutinė kelionė, tai Amazonė. O gal ir ištruksiu gyvas ir tada toliau varom. Tai dar planų yra. Gerai, ir tuomet dar vienas klausimas, kurio negaliu neužduoti, bet ar galima tikėtis, kad sugalvosi kažką ekstremalaus dar šitoj mūsų Lietuvoj? Pačioj Lietuvoj? Taip. Ar jau sunku? Ne tai, kad sunku. Tiesiog gal apie tai niekada nepagalvojau. Reikėtų prisėsti ir... Mes su kolega, su kuriuo vaidinam spektaklį Uošvis su Mantu Bartuševičium, jis vis tokį sugalvoja kažkokį iššūkį, bet galima jį daryti sudėtingesnį arba ten mažesnį, sakysim, mažiau sunku, kad, tarkim, per parą, per 24 valandas sugauti ten kažkokį didįjį Lietuvos žuvų penketą skirtingose vandens telkiniuose. Ten, sakysim, šamas, lydeka, tai iššūkis. Ir tada tu ten turi keisti lokaciją, labai turi pasiruošti. Jo. Tai čia gali lygiai taip pat susigalvoti netgi labai daug toje pačioje Lietuvoje. Jo, aš čia manau tik fantazijos klausimas tikrai. Ir aš vis sakau, kad Lietuvą daugiau ištyrinėsiu, gal jau kai vyresnis būsiu ir didieji projektai pasauliniai jau bus padaryti.
padaryti, bet irgi biški bijau, nes daug kas va taip sako ir taip ir niekada tos Lietuvos nepatyrinėja ir lieka tada savo gryčių ir pamiršta. Bet tegul tai nuskamba kaip tavo pažadas, kol kas tu viešink, populiarink Lietuvą pasaulyje, o paskui taip sako, o tada jau užsiimsime gimtuoju kraštu. Jo, tai čia tikrai yra tų vietų ir, vat, kaip sakot, idėjų, challenge'ų, iššūkių, kaip galima ir parodyti žmonėm ir tą patį mūsų kraštą. Tai čia tik fantazijos klausimas. Aš manau, kad tau jos tikrai nepritrūks, o dabar norisi palinkėti to vieno dalyko. Visų pirma, iš to, ko tu įmiesi, labai svarbus faktorius yra sėkmė. Nes tu gali planuoti kaip nori, bet jeigu nelydės sėkmė, dėja visko gali nedaug dievę nutikti. Vos nesibaigė tragedija Kuršio kelionė per Ramųjį vandenyną. Gamtos stichija. Taip, čia jau iš tiesų tikrai, to žodžio prasme, prieš vėją nepapūsi. Tai tau norisi palinkėti daug gerų planų, kad jie taptų realybę. Žmonėms, kurie tave stebi, norisi palinkėti fantazijos ir svajonių. Nes žinai, tu esi vienas iš tų žmonių, kuris sofos lygos keliautojų svajones paverčia realybę. Aš nežinau, kiek sofos lygio keliautojai norėtų būti mano kailyje. Aš apie tai ir kalbu, bet kadangi jie tave seka, supranti, kaip yra. Žmogus, kuris seka ten kažkokią tuštutę influencerę, jisai perka jos reklamuojamus ten kažkokius arba ten kvepalus ar dar kažką. Ir jis įsivaizduoja, kad jis iš dalies gyvena jos gyvenimą. Nes savo normalaus nesusigalvoja. Šitoj vietoj yra daug žmonių, iš tiesų, kuriems tiesiog pasisekė, kad turi tokį pavyzdį kaip tu, ir jie tave seka, ir dalį sėkmės prisima savo. Tu matai, čia lietuvis, čia mūsiškis, aš irgi, čia kažkaip, žinai, kaip būna krepšinyje. Jo. Kai rinktinė laimi, tai laimim mes. Jeigu pralaimi, tai jie pralaimi. Lopai. jo. Lopai. Taip yra gyvenime, bet, susitaik. Beje, labai pabaigai įdomus pastebėjimas ir tu pats pristatysi, kad tikrai to žodžio prasme Aurimas į mūsų laidą atvyko iš laivo, kur praleidžia visą laiką. Taip. Ir jis net ir žiemą, įsivaizduojat. Taip. Kauno marios užšalusios, o jis ant vandens. Ten tu gyveni, ten tavo naujieji namai. Taip. Labai trumpai apie tai. Jo, tai buvo labai sena svajonė nuo 18 metų, kai aš sutikau žmogų, kuris va tokiu nameliu nuplaukė iš Kauno marių į Marselį. Kanalais, upėm ir panašiai per visą Europą. Ir aš supratau, kad aš irgi tokio noriu ir noriu taip gyventi, tik vat prireikė biškių metų etapo, kol tam pasiruošiau ir laiku, ir finansiškai, ir dabar jo, aš gyvenu 30 kvadratinių metrų houseboat'e ant vandens su visais patogumais ir jau dėja išsikraušiau iš Kauno į Rumšiškes, nors skaitau, kad čia beveik tas Kaunas ant ribos, tai naujas visiškai gyvenimo etapas, labai gražus, įdomus ir aš manau, kad dar jisai turėtų tęstis ilgai. Taip, kad dabar tavo adresas Rumšiškės Kauno marios. Taip, jo, Kauno marios. Galiu priplaukti, kur reikia. Tik dabar be ledo, kai nebus be ledo. Taip, tai jeigu sugalvosim, kad kažką atšvenčiam iki Birštono laisvai, niekas netraukia už liežuvio. Kita vertus, kai tu išvyksi į ilgesnę kelionę, dėl viso pikto raktelius palik. Po kilimėliu. Po kilimėliu. Kur raktas? Po bliūdo, kur bliūdas? Bliūdas virtuvė. Bet laivavedžio teisių reikia. Mes turim pažįstamą kolegų, o buriuotojo tinka laivavedžio tas pats. Tinka. Tai žiūrėk, ta pati Irena Sarašaitė, jinai turi laivavedžio teisės. Gerai. Ir laukiame tavęs prie Kauno hidroelektrinės pylimo. Aš priplaukiu. Ar turit kažkokį tam nedideliam plotelį, nors šiaip pilnai užtenka kažkokį gyvūnėlį? Ne. Bet jeigu galvoja tai padaryti, arba turit pažįstamų, kurie turi, tai 8 drambliai visuomet pasiruošia jums padėti, jeigu tokių problemų kils. Ir čia mūsų laidos rėmėjų 8 dramblių dovana, paslaugų čekis, labai pravartus beje dalykas. Gerai, ačiū. Ir labai nuoširdžiausi linkėjimai tavo inkognito draugiai. Draugė turi katę, tai. Draugė turi katę? Jo. Tai gerai, tada pavadinkime. Panaudosim.
Tai pavadinkime ją filmo herojės vardu Moteris katė. Jo. Moteriai katei linkėjimai iš laidos Akis į akį su Arūnu Valinsku. Šį vakarą čia buvo, nežinau, gal žiūrėsit ryte, tai šį rytą arba šiandien dieną. Čia viešėjo iš tiesų žmogus, su kuriuo būtų galima ilgai ir nenubodžiai kalbėti. Ir belieka laukti, dar prabėgs 10 metų ir paaiškės, kad nors jis pats tai neigia, kad kalbėjau su būsimuoju Lietuvos prezidentu. Ponas ir ponai, Aurimas Valujavičius, ačiū tau. Ačiū. Gerų kelionių, gerų svajonių ir kad jos taptų realybę. Ačiū tau. Dėkui. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.